Viskas susitarėm, paskui papasakosiu, dabar dar pavalgau plovo ir keliaujam iki čekų, kurie užsinkaravę. Nu, ten 6 valandas kažkur vyksim. Priešinė srovė, tai buvo inžinieriai, atėjo mechanikai pažiūrėti, be šansų. Laivas pakėlė inkarą, reikės visus švartovus man atsikabinti nuo jų ir tada numes į vandenį tą geltoną lyną su baltu ir temsis maždaug 60-70 metrų atstumu. Ir taip plauksim šiandien iki ryto į įlanką, kur yra čekai. Dabar liko mums kažkur tai apie 4 valandas plaukti buksyru ir paskui plauksim prie tokios įlankos ir bandysim ten nuleisti inkarą. Ten stovi čekai. Rytoj žada blogą orą, tiesiai į veidą iš pietų. Šeštadienį oras tvarkosi ir sekmadienį galim bandyti geriausiu atveju vykti namo. Tai va, tai jo, šiandienelė gera, aš praktiškai nemiegojęs antrą parą jau. Tai jau taip norisi jau prigult, bet dar iki įlankos reikia davykti. Atsisėdau, čia kažkaip net vairuoti nereikia, visai gerai suruoja. Paprašiau, kad greitį sumažintų, taigi 7 mazgų dabar. Pirmai 10 varėm, bet laivai nėra gerai. Tai va, tai pabiškai juda, nuo vieno žodžio. Jo, su nuotykiais iš karto. Ir gerokais tokiais. 4 ryto. Artėjom po truputėlį prie įlankos, kuri rytoj turėtų mus apsaugoti nuo priešpriešinių vėjų. Rytoj prabūti dieną, šeštąją pajudėti šiek tiek į priekį ir šeštąją šokti į vėją ir keliauti namo. Kelionė užtruko apie 4 valandas maždaug iš šitos vietos. Tuoj laivo kapitonas atlaistins lynus, aš juos nuimsiu nuo savo laivo, liksiu dreifuoti, tada jie vėl priplauksiu savo mažiukų laiveliu ir mane nubuksiruos tiesiai inkaravietę, kur galėsiu nuleisti inkarą ir saugiai pailsėti. Buksuoja dabar mus jau į inkaravietę. Paprašiau, kad pažiūrėtų gilį, kad būtų tai 5-10 metrų, jeigu labai stiprus vėjas, kad užtekčiau grandinės ir virvės, kad laikytų mus. Už manęs hidrografas. Oh, very good. Yeah, good place. Good place. Vilnius sakė, kad yra good place. Nu, Kaunas irgi good place. But Kaunas also capital too, so also good place should be. Šitie vyrukai man padėjo užsinkaruoti, nutempė iki inkaravietės. I said that you helped me to come to Anchorage. Yeah. Very nice guys, so thank you them a lot. Yeah. Dabar tai greitai nurūko, mane tai tempė 4-5 mazgų. Nu, šaunuoliai vyrukai, tikrai šaunuoliai. Nelengva naktelė buvo, bet žiūriu, oriukas jau prastėja. Jau prastėja, dangus jau neaukėsi, bet gerai, kad mes čia atvykom. Užsinkaravom. Viską gal dar atleisiu, galvoju.
mes paskui susirinksime ją. Labas rytas. Rugpjūčio... Pažiūrėk ant racijos, pažiūrėk ant racijos. Man atrodo žolinė šiandien. Rugpjūčio 15 diena. Ką tik atsikėliau, 1 valandą dienos. 6 užsinkaravom, viskas tvarkoj, valgau pusryčius, pažiūrėjau jo orų prognozę, pasijungę Starlinką, pusrytėliai. Tai šiandien tik valgau ir guliu ir naktį startuojam kuo piečiau. Reikia nuplaukti bent 50 jūrmilių, kuo arčiau žemyninės Svalbardo Špicbergeno dalies, nes mes dabar esam salų grupėje toje ir iš ten pasigauti vėją ir buriuoti namo. Tai viskas. Šiandien planas valgyti, ilsėtis ir vakare keliauti. Ne vakare, o paryčiais keliauti. Matau, kol mes miegojom čia, kai jau atvykę visai netoli mūsų. Tai aš dabar darau Kęstučiui valgyti. O kur tas mūsų Kęstutis? Laukia ilgas kelias namo, tik kad Kęstutis ilsisi. Labas rytas. Kapitonas jau prabudė, 6 valandos vakaro. Gaminamas yra maistelis ir ruošiamas planelis, kaip keliauti namo. Šiandieną greičiausiai tai yra mūsų paskutinė inkaravietė šitame Svalbardo salyne, kadangi rytoj ryte greičiausiai dar viską patikrinsiu, dar atvyks čekai, bus konsiliumas. Greičiausiai rytoj iš ryto jau judėsime į vėjų zoną ir bandysim pasigauti vėjus ir po truputėlį ambūrių keliauti į Norvegiją. Kursą, aišku, laikysime palei Lokių salą, ją bandysime apiplaukti, bandysime patekti į Tromsą, kadangi mums reikia į Tromsą, į Skatoro mariną, kur yra mechanikas, tai iš karto, kad mus ten ir nutemptų. Tai mums svarbiausia dabar kažkaip tai įprastai, ta prasme, kelionė trunka 5 dienas, 5 paras, tai mūsų gali sutęsti, nežinau, ir iki 7 ar 10 parų, kadangi jūroje bus ir štiliai, bus ir langas, ir nebus vėjo, ir bus vėjo, tai viską matysim eigoje. Tai valgom, žiūriu orus, braižau maršrutą, padarom konsiliumą, valgom, geriam arbatą, ilsimės ir kylam. Kaip pasakyčiau, tokio naminio maistelio tai tikrai turime, nors namie tokių maistų tai nevalgom, bet čia tai toks, žinot, dopingas trupučiuką. Čia reikia užkišti pilvą taip gerai, kad ilgai nesąlytų. Nu reikia tikrai, nes aš tai valgyti jau noriu, nežinau, dar iš tikro tai turim lašinių. Visko turim dar. Taip, šiaip tai visko turim. Daviau kapitonui, įdėjau žuvį pagauti, arktinį šalvį, dešrytės briedienos, įdėjau alyvogių, tokių duoniukų lietuviškų įdėjom. Truputėlį tokį lauknešiuką, nes pinigų atsisakė, niekaip neėmė, siūliau, ne kartą, bet neėmė. Tai vat, už paslaugą, kad mus atitempė čia nemažai, taip 40 jūrmilių. Tai mus dabar dar čekai turi 40 jūrmilių patempti ir tada jau turėtume pasiekti galutinai vėjų zonas, bet irgi dar ant tokio klaustuko. Tai kol nepasieksim Špicbergeno pietinės dalies, kol nepasikinkysim būrių, tai visada toks bus, žinot. Tai visada gali mums prireikti dar kitų laivų pagalbos iš šono dėl dreifo, bet tikėkime, to neprireiks. Viską matysim eigoje. Labai gerai tarnaujasi krosnelė. Yra šildoma, čia gal sriuba? Oi, kaip gerai. Matot, sriubos turim. Nu, taip, ūkiškai gyvenam. Tai dabar gyvensim dar ūkiškiau, kai būsim jūroje. Vandens dar turim tikrai 50 litrų, 5 tuos bakelius turim, ne? Tai vandens kaip ir turim, dar 20 litrų bakelį turim, dar ten likę 10 litrų kokią, ne? Tai tai svarbiausia vandens turim. Na, iš bėdos galime ir gerti ir jūros vandenį, tik tai labai leidžia vidurius. Galima maišyti su gėlų vandeniu, bet aš manau, kad mes iki to nedaisim. Bagatela здесь, over. Окей, Богатела, 6 канал. Здравствуй, Кастутис. Ну вот, мы отдыхаем теперь после ужина. И 8 часов у тебя есть возможно хороший час? Да, я как только хотел сказать, что можно консилиум сделать 8 вечером. Я сейчас приготовлю. Как я думаю, мы обсудим и подтвердим, или по-другому будем сделать? Да, мы будем 8 часов у тебя, да?
Да-да, правильно. Хорошо, конец. Конец. Kaip gražiai šneka. Tai žinot, akušeriai šneka. Reikia lengvai, švelniai, nu gerulis. Zdenekas šaunuolis. Einu dabar paruošiu tokį planelį preliminarų, kelis variantus, ką mums daryti. Tai paskui papasakosiu ir jums, ką nusprendėm. Mes esam čia ir mes judam šitaip. Ir iš karto atsiranda, galima įplaukti iki Teiknameset. Teiknameset bus labai 40 jūrmilių. Tada palei visą apačią. Monday 8:00 iki 16:00. Toksai štilius. Nuo 16:00 pradeda pūsti šiaurė. Tai vadinasi, dreifuosim biškį iki po pietų. Bet jis paskui vėl pučia. Nuo 16 jisai pučia. Bus jau, vadinasi, bakštagas pučia iki, stiprėja, ciklonas artėja, iki, parjosim. Moteris šiaurėje tik stiprėja, žiūrėkit, 25 litrų baką pila. Visų pirma, tai 20. Ai, 20, gerai. Čia litras vandens. Nu gerai, litras vandens. Darbai vyksta pilnu pajėgumu, ruošiamės tokias užkandėlės, tai sukepam supelijusią duoną, kuri truputėlį buvo... Ne? Nu truputėlį buvo papelijus, tai mes ją panaudosim vis tiek. Ne papelijusią? Ai, tą papelijusią aš išmečiau, atsiprašau. Tai dar turim česnakų, pasiruošim va štai tokių vat. Tikrai, papelijusią. Čia atsišaldam, dar turim kiaulienos, tokių filė. Čia aš jau jūrlapiuose pasižiūrėjau įlankas tam tikras. Ant kompiuterio žiūriu, kur orus. O, nuo kondensato biškį va taip, va ten, va matosi čekiukų laivas. Va ten, va. Stovi, 8 valandą numatytas konsiliumas. Vidaus temperatūra 23, nes vyksta kepimai, šiaip tai laikom apie 20, tai kadangi motoravimui mums kaip ir motoruoti reikės tik elektrai, tai kuro turim per akis, elektrą galim generuoti be problemų, kas yra labai didelis pliusas. Nu jau įsijungiam šviesą, žinokit, nes jau kažkaip tai ir tamsu, ir viską. Aplinkui rūkas, toksai dargana, drėgna, šalta. Tai va, vyksta tokie pasiruošiamieji darbai, nes klausimas, ar naktį išvyksim, ko labai nenorėčiau, bet kitaip greičiausiai nebus arba ryte. Išsimiegojus tai būtų super. Tai va, dabar sprendžiu šitą klausimą. Atvyksta čekai į konsiliumą 8 valandos. Truputį vėluoja, na, kas įprasta yra konsiliumuose. Orealis toks, nieko. Dargana rudeninė, tamsu. Meškų nematyt, gaila. Tai ką, taip ir nepamatysim normaliai meškos iš arti, per krantą. Tokį nuo kranto, kaip sakys. Iš toli tai matėm jau, bet iš labai toli. Zastavili jsme na ostrově Von Ottereja v mlze a dohonili jsme konečně přítele Kastusise z Litvy. Jedeme na poradu. Ой, осторожно там, ага, немножко. Подождите, я могу выключить двигатель. Вот они показывают силу, да? Прыгали там, звуки. Да, это со звуком. Ой, медведь идет. Медведь идет в воде. Ё-моё. Он плавал около нас. Ого. Ну так он кажется маленький, но когда был на берегу, еще сухой, да? Крупный такой. И родом. Может, ты текил? Чуть-чуть. Очень мне. Чуть-чуть.
Спасибо. Пишу ему, и второй день у него тоже проблема. Kol vyksta konsiliumas, kol interneto badas tuoj bus patenkintas, viskas gerai. Živilė ruošia mėsos, dar turim rezervus, nes žadam išplaukti, tai viską reikia pasidaryti čia pat. Nes aš jūroje tai negaliu nieko dirbti. Nes jūroje bus jūrligė, o kad jūrligės nebūtų, reikia visada turėti postafeno ir tada jokį štormą, jokios audros nebaisu. Viską apsitarėm. Bye bye. For everything. Okay. Kapitonų konsiliumas praėjo sklandžiai, maršrutai, planai patvirtinti, kelsim 5 ryto, visi turime būti ant denio, kelsime inkarus, prisirišime ir pradėsime savo kelionę, kadangi rytoj nuo 5 ryto atoslūgis, tai dar turėsime ir srovę pagalboje. Tai kas mums padės. Ir šitaip judėsim į Tromso pusę. Tamsu buvo jungtos visos šviesos, tai šiandien pirma diena tokia labai apniukus, kai jau noris ir šviesos laukia viduj. Na ir ką, einam dar valandą pailsėti, valandą, sakau, susitvarkyti ir eisime tuo ilsėtis. Dar pasižiūrėjau, ar valties, ar stakselis netrukdo, ar valtis netrukdo stakseliui, bet atrodo, kad viskas ok, nu tik susuksiu nakčiai. Tai va, viskas, iki rytojaus turbūt jau. Viskas daugiau mažiau apsitvarkyta, kambarys atlaisvintas mūsų naujam įgulos nariui. Prašau. Suprantat, esmė yra kokia, kadangi bus labai toksai, kaip sakyt, nelabai ramus oras, bus labai stiprus vėjai. Ir taip tęsis praktiškai visą savaitę, tai jeigu neveiktų autopilotas, kadangi jis ir nelabai veikia, Vindveino mes neturim, tai aš 1-7 paras išvairuoti negaliu. Tai aš pasiprašiau pas čekus, gal galėtų vienas žmogus būti su manim ir padėti man vairuoti. Esant reikalui. Jeigu autopilotas veiks, viskas tvarkoja. Bet jeigu autopilotas neveiks, tai tiesiog tai neįmanoma vienam žmogui. Turi turėti bent kaip minimum Vindveiną ir tokiu atveju gali išvairuoti, tada ir 7 paras kiek tai nori, nes dabar tai yra tokia sudėtinga situacija, nes negalime net Meškų saloj pailsėti, nes taip tai nuplauktume Meškų salą, pailsėtume, tada vėl plauktume, bet be variklio mes turime varyti pastoviai non-stop, išnaudoti visas burės ir visą vėją. Tai va, tai rytoj apsitarsė, kurį žmogų mums skirs, duos, tai turėsime kompanijoje dar vieną žmogų, keliaujant namo. Ir ką, jau čia dabar susidėjom daiktus truputėlį, persiskirsim, kur yra maistai, kur kas. Tai čia sudėjau, suprantat, kad jau šviesos reikia, matot, jau reikia šviesos. Čia va susidėjom, kokius daiktus, maistus, viskas vienoje vietoje dabar jau bus labai gerai. Tai nereikės ten jau tos kambarius landžiot. Ir viskas, va dar Živilė duona kepa, nes labai čekam patiko duona, tai kai dėjo visi per ją, tai jam žodžiu dabar reikia pakartoti. Aš galvau, kad visai savaitį prikepiau, jie per 10 minučių suvalgė. Labai skaniai gavosi, tai nieko ne problema, va, dar pasidarom kelionį, kad laive taip greitai pribėgai, užkandai ir toliau plauki savo. Tai vat. Tai ką, tiek reikalų, variklį dar birbinu, pakraunu akumuliatorius, nakčiai pajungsiu, kad išmiegotume normaliai. Ir viskas, rytoj 5 ryto startuosim. Tai kol kas tiek. Nu čia va, ką dar, čia sandėliukas su visais ragais, su dėžėm, su meškerėm, dar žuvies, lašinių turim, vienu žodžiu, tikrai dar neprapulsim su maistu.